vienas žirgo spyris ir tačkai už 100 eurų, kurioje maišau žirgam ėdalą, pizdėt. Močiutė supyko, ką pamatė. Truputėlį užkabino tačkutę, norėjo pasispardyti tarpusavį. Ką aš padariau, pašviečiu čianais, tada su lituokliu prasėjau per siūlės. Paimu vanderžuvikus, tai darau taip. Taip. Pakaitinam. Gerai, pakaitinam. Raus. Raudonas ir klijuojam. Klijuojam. Gerai. Dabar imam lituoklį. Aplipinam. Kol kas atrodo viskas štai taip. Išlindę metaliukai. Imam bulgarkę. Nu ką, susiradau plasmasės gabalą, panagės kaip matote švarios. Tai va, nusišviečiau, nieks nesikabina. Įsijungiam osciloskopą ir pradedam kaitinti plastiką. Čia struktūra ta pati, nes nuo to pačios tačkos, tik nuo kitos. Žodžiu, ką aš darau, uždegu nafik plasmasę ir tiesiog su ją mazuoju iš viršaus. Uždegu ir mazuoju, lipinu. Kaip čia dabar? Kai baigiau lydyti plastiką, iš viršaus dar pakaitinu visą tačką, kad ir tačka biškį pasilydytų, nes kitaip plastikas gali ir atšokti. Ir tikrai aš čia net nešveisiu, nes nereikia čia man šveisti, iš apačios čia nieko net nesimato. Man nepatinka, aš iš karto imu už gerklės ir leidžiu jas valdą. Taip bus netgi, stariau, man svarbiausia va čia va, kai pripilu vandens, kad šitoj va vietoj būtų be skylių. Tai va, o šiaip žirgai va tai va su dantim viską man čia iškramtė jau. Gerai jie valgo, manotat? Vieną kartą slopys, kitą kartą pasibaišę važinėjom. Tačka padaryta, kipsim prie kitų darbų. Dar šienmaišius kažkas su aštriais dantimis sugraužė. Ir šiaip kaime pilna reikalų. Va, jau žolytę pradeda augt, reikės to ir ją šienaut. A ne, kaimietį? Ką tu kaimiečių vadini?